Labas rytas visiems, labai smagu, čia tiek daug jūsų matyti. Aš pradžiai tokį techninį klausimą pasakysiu informaciją. Šito žmogaus pristatinėti niekam nereikia, visi žinot, ko susitikot, ko susirinkom. Kai bus klausimai, ar ne, tai paprašysiu jūsų senjorai tvarkingai, kad visi girdėtų tą klausimą, prieiti prie mikrofono. Jis yra va čia va, dabar va mojuoja ir paklausti, gerai? Jeigu turit klausimų, kad visi girdėtų, kas ko nori ir galėtų atsakyti. Gerai? Ir dabar perduodu žodį. Iš karto. Labą dieną rudeniniai. Man šitas žodis geriau patinka negu senjorai. Žinot, aš ir pats esu jau rudeninis daug metų ir žinot, pasakysiu, kad mane kaip senjorų pavadinat, aš ieškau tos juostos ant pilvo, žinot. Skraibelė, batai ant kulnų, žinot, tada aš būčiau jau tikras senjoras. Nu, vadina, ką padarysi, būkim senjorais, pasitempę ir ką, nu, leiskim savo gyventi taip, kaip mes norim. Mėlieji, labai norėjau šiandien papasakoti jums apie bičių produktus. Labai įdomu. Aš dabar labai degu, nors bitininkas esu virš 40 metų. Sodininkas esu mažesnis. Kadangi sodininkystę sugalvojau, kad mano vaikai neišbėgtų į užsienį dirbti. Žinot, aš jiems sugalvojau medelyną, uogyną, sodą ir tegul dirba. Kam braškės kinti tenai, Norvegijoje ir atiduot braškės šeimininkui, jeigu tu nusiskini braškės ir savo laikai. Taigi jas gali parduoti čia. Jeigu mūsų lietuviai tiek dirbtų Lietuvoje, kiek dirba tenai, kaip mes gerai gyventumėm. Ir lietuviškai šnekėtumėm. Ir šeimos būtų, ir šeimos neiširtų. Čia tokia įžanga. Mėlėjai, šiandien aš truputį pririštas, prie to mikrofono. Šiaip labai, mėgstu musikuot rankom ir bėgiot aplinkui visur, bet aš kaip nors pasistengsiu. Šiandien aš savo tą paskaitą, jį truks valandą laiko, apie valandą. Paskui 15 minučių bus jums klausimai. Ar į visus aš galiu atsakyti? Ne. Nes aš ne, žinot, labai gerai, kada tu, žinot, kai studentai, daug dėsčiau metų universitete, ir kai studentai gavę diplomą, pas tave prieina ir dar, dėstytų, man vieną klausimas rūpi. Tokį norėčiau priimti į darbą. Bet kai jis gauna diplomą ir sako, viską žinau. Tai tada tokio nelabai, nes tie visažiniai, visagaliai, nepykit, bet jie dažniausiai važiuoja į Vilnių ir vadovauja mumiem visiems. Tai jie tada viską žino. Jau linksmiau, jau man patinka. Čia tas rudenėlis ir yra, kad mes daugiau šypsotumėmės, tai pasigamina vitaminai nevalgant, žinot. O dabar apie valgymą dar. Atvežiau iš savo sodo obuolių. Supratot, plauti jų nereikia, nes nieko nepurkšta, nieko netrešta. Ir mano sode, ir ūkį, viskas vyksta labai labai natūraliai. Šiandien noriu dienai pasakyti, kad aš be proto esu turtingas. Žino dėl ko? Turiu laiko užsiaugyti savo maistą. Pats didžiausias turtas, jeigu tu žinai, ką tu valgai ant stalo. Jūs patikėkit manim. Juk į automobilį benzininį nepilam dizelio. O dabar žiūrėkit, jau atsiranda vištiena be antibiotikų. Visa kita. Jau matot, sako, dešroj yra mėsos. Irgi neblogai. Dabar sako, margarinas kvepia močiutės sviestu. Niekaip nesuprantu. Kam valgyti margariną kvepiantį močiutės sviestu, jeigu aš galiu valgyti sviestą?
močiutės. Mes dar Lietuvoje nelabai darom vieno dalyko. Neremiam kaimyno, neperkam iš kaimyno, neperkam iš to, kur augina. Aš neturiu žemės, daleiskim. Tai aš ieškau, aš karvės nelaikau. Aš į Jurbarką važiuodavau, iš Kauno į Jurbarką važiuodavau ožkos pieno. Keista, bet aš žinau, kad ten pienas. Aš žinau, ką valgau. Labai svarbu. Bet dabar apie sodą. Tai dabar žiūrėkit dar vienas dalykas. Nežinau, ar visiems užteks, bet pirmom eilėm tai tikrai. Jie atėjo anksčiau, jie stengiasi ateiti anksčiau. Tai jūs išeidami, kad tos 2 kašelės liktų tuščios. Tik būkit geri, po vieną, gal ir užteks visiems. Jei neužteks, ką padarysi? Čia yra tokios 2 veislės. Viena yra vasaros pabaigos ir ruduo, tokia baltarusių veislė, Lučezarnoje. Buvo laikai, kada buvo labai šalta ir aš esu suvežęs iš Europos, 75 obelų veislės, 47 veislės slyvų, trešnių 18 ar 9. Vienu žodžiu, pas mane kieme bandymų stotis. Dabar žmona mano pyksta, nes po biskį medžius reikia pjauti, nes jį labai nori grėbti lapus. O jie krenta. Jei labai negražu. Tai mes po biskį jau retinam, atsodinam kai kokius kitus, jau kai kur medelyną ir sodą jau perima mano sūnus. Aš labai džiaugiuosi juo. Jis turi rimtą labai medelyną, labai gražiai dirba. O aš grįžtu atgal prie bičių. Aš turiu virš 200 bičių šeimų. Už tai neturiu laiko sirgti. Mėly rudeniniai žmonės, aš turiu vieną receptą, kad nesirgtų žmogus. Neturėkit laiko. Jūs patikėkit manim. Jeigu tik turi laiko, jau eini ieškoti ligų. Jeigu tu nuo ryto iki vakaro judi, eini, tai kadagi sirgt? Nėra laiko. Tai yra toks, aš kol kas neturiu laiko. Šitoj salėje sėdi mano kurso draugas. Aš jį pamačiau po 20 metų, ko gero, gal dar daugiau. Labai džiaugiuosi. Ačiū Sauliau, kad atėjai. Biskį dėl tavęs gėdinuosi, nes jis, kai mokėmės akademijoje, jis buvo geresnis studentas už mane. Aš antram kursė apsiženė, jau buvau toks padūkęs. Tai va. Bet Dievas taip kelią parodė, taip suklostė ir taip išėjo. Tai jau apie obuolius pasakiau. Dabar aš savo paskaitą suskirstysiu į kokius 2-3 temas, kad jums būtų taip, lengviau. Pirmas dalykas, tai pagal tą temą. Oi. Buvo užrašyta, dabar neatsimenu. Tai ar ruduo darbas, ar džiaugsmas? Kas čia sode? Noriu pasakyti, kad tas žodis darbas galėtų nebūti užrašyta. Nes visą laiką sode darbo yra. Visada. Ar džiaugsmas? Aš jums pasakysiu. Visą vasarą džiaugsmas. Ir ypač rudenį. Juk mes nuimam derlių. Mes visą vasarą stengiamės. Ar sode, ar darže. Bet mes šiandien turim derlių. Mes surenkam derlių tą, ką per vasarą dirbom. Nuostabus dalykas. Ir darbo daug, nes tu turi nuskint, tu turi iškast, tu turi surūšiuot, tau reikia pagalvoti, kaip išsaugo tą derlių. Šiemet yra truputį problema su obuoliais. Labai stipriai pūsta. Dėl ko? Pasakysiu truputį mano čia tokia, aš tyrimų nedariau, kadangi jau biskinu daugiau su bitėm. Bet šiemet buvo kalcio nepasisavinimas. Suprantat, kalcio nepasisavinimas. Ir dėl to obuoliai pūsta. Ir dar kas, jie labai stipriai supūs pas jūs sandėlį. Čia kas yra. Tai jūs tada pagalvokit geriau. Jeigu jau tas obuoliukas toks, klaustukas, ar jis stovės žiemą, ar rudenį iki... Tai geriau spauskit sultis. Ir visiška neteisybė. Ir su visais daktarais galiu pasakyti, kad jie nežinau, ką jie kalba. Arba tie žmonės, kurie dietologai, arba kokie nors, nežinau, ką jie kalba.
negerkit sulčių. Nugi baisu negu baisiau. Tai geriau gerkit, palaukit ką? Coca-Cola. Taigi mano varžtai neužrūdyja, tai kam aš juos gersiu? Suprantate, tai čia tik tai toks dalykas. Sultys, jeigu per stiprius, jūs prasiskieskit vandeniu. Bet sultys, palaukit. Mano užaugintų obuolių, ar kriaušių, ar su moliūkais, ar su morkom, ne? Ar su cukinija ten. Kur jūs rasite tokių geriau? Dar aš esu pasišaldęs, sakysim, į raudonų serbentų ten uogų, žinot, spausdamas vis nuvežu. Ai, čia pas tavo, su aronijom tokio, žinot. Nu, ko tu norėt, nu? Taigi čia produktas, kurio tu niekur nerasi. Taigi tavo, tai tas, kuris obuolys nestovės, jūs geriau jau, nu, įspauskit, pavyzdžiui. Ten morkas įsiruošiavot, kreiva, skilusi, nu, nestovės. Nu, tai jūs taip. Dar apie tų tokių šakniavaisių palaikymą, aš jums pasakysiu labai gerą dalyką. Man labai sekasi. Ne visada plasmasė gerai. Žinot, nu, ateis laikas, kai mes suprasim. Arba kaip nors valstybė, gal vyriausybė supras. Jau dabar pradeda šnekėti. Plastikas. O Jėzau, plastikas. Nuo padangų mes jo privalgom. Ne nuo indelių gal. Bet nuo indelio gal irgi. Bet pat paimt švarų, gerą su dangteliu plasmasinį kibirą. Dabar morkų plaut nereiktų, bet tik gražiai nuvalyti. Ir tik sveikas morkas. Sudėkit be jokio smėlio, be nieko. Uždarot plasmasiniu dangteliu, jūs patikėkit manim. Morkos pavasarį tokios kaip rudenį. Burokėliai. Tokie patys, tik vienodo dydžio reikia surinkti. Nu ir dar vieną dalyką. Rauginkit. Aš prisimenu savo amžinatilsį mamą, prisimenu uošvienę. Aš tokių skanių burokėlių gyvenime niekur nevalgiau. Kaip rauginti burokėliai žali, vienodo dydžio, duonos minkštimo, žinot, kad pradžia būtų, tai duonos minkštimo ant kibiro dugno ištrynį, sudėjo. Ir ką? Druska ir vanduo. Viskas. Ilgai rūksta. Galvom, pavyzdžiui, kopūstus galvom. Žinot, maža galvutė man netinka maža. Ką reiškia maža? Chemikalų mažiausiai. Ko jūs? Visi, man tai tik tokia galva. Aš mažas galvutės kačieną išpjoviau. Stiklinė vandens, ant 10 litrų vandens. Stiklinė druskos, akmeninės druskos, tos, žinot, paprastos druskos. Ant 10 litrų vandens užpyliau ant tų kopūstų, biskį smirda. Kaip rūksta, nu, kas, 2 savaitės biskį ten išnešiau į balkoną, aš nešu į rūsį, lauke palieku. Dar dabar nesenai pabaigiau valgyti. Jūs patikėkit manim, ar salotom, bet tai superinis ir oksidacijos nėra, nereikia tarkuotų kopūstų. Tai va tokie dalykai, žinot, tą derlių sudorot mumim yra sudėtinga. Už tai aš ir sakau, kad esu turtingas, nes aš galiu pats pasidaryti. Tai, žinokit, pats didžiausias turtas. Jis kainuoja niekur tiek laiko nesutrunki, kaip gamini savo maistą. Ne ant stalo, žinot, čia maisto paruošimas, bet pagaminimas maisto. Sėklos, žemė, mulčiavimas. Jūs Dieve, o jau ravėjimas. Žinot, aš pasakysiu tokių dalykų. Yra bičiulių žmonių, kurie naudoja chemiją. Atsitikimas paprastas. Stoviu, Litagra yra tokia kompanija, stoviu aš eiliai, malūną noriu nusipirkti, nes aš vištas laikau, avis laikau. Man reikia maisto, tikro, kad žinot, kad daug kiaušinių neparnešu namo, nes daug su lukštai, lieka tik lukštai. Aš vieną galiuką, vinį turiu sienų įsikalęs, žinot, tai pramuša. Sakė, kad jau pas mane bus tas kolesterolis, kur netilps. Niekas čia, viskas telpa. Tik svarbu, kad sveikas. Žinot, tai stoviu ir tokia ponia ateina ir sako, man duokit herbicidų nuo svogūnų. Herbicidai tai naikina žolės, kad neaugtų svogūnai. Kad neaugtų žolės svogūnuose. Žinot, o jis ir klausia, o tai kiek tu tų svogūnų turi?
40 galvų. Sako, gerai. Nueina ir atneša jai kauptuką. Jūs neįsivaizduojat, kas darės parduotuviai. Nes tas žmogus, 40 galvų dar purkšt chemikalais, jau patikėkit manim. Tai tas ravėjimas galima su mulčiavimu, žinot, žolę nupjauna, dabargi labai tie madoj, žinot, kaip vejos. Tokios jau į savaitę 2 kartus šienaut, 10 kartų į savaitę laistyti rytą vakare. Ta žolė auga, o paskui kur padėta žolė? Ir tada in maišus ir veža kur nors į mišką ar kur nors. Dėkit jūs ant morkų, ant svogūnų, ant bulvių, žolės neaugs, pasaka. Jūs patikėkit manim, aš bulbės kasu rankom šitaip, inkišau pirštus ir ištraukiu. Už tai, kad nuo to žolės ten dieve, ten aš turiu didelį sklypą, tai to žolės ten veža ir veža žmona su traktoriuku. Aš sakiau, man net nešienauk, o jį vis tiek šienauja, bet aš tą žolę priimu iš jos. Tai vat yra tokie dalykai, kad pamulčiuot galų gale, jeigu jau nėra, jeigu jau sunku ravėti. Apie tą maistą. Dabar jau apie sodininkystę. Žinot, ką rudenį daryti sode? Aišku, aš jau apie derliaus apdorojimo pasakymą pasakiau. Dabar, ar reikėtų dabar genėti? Žinot, 10 klausimų internete rašo, skambina. Aš jau dabar galiu genėti? Tai ko gero, žinot, atsitiko vienas dalykas, truputį laiko žmogus turi. Tai sugalvoja, kad reikia genėti. Bet genėti reikia tada, kaip auga šaknys. Jeigu šaknys neauga ir medelis jau ramybės stadijoje, pradeda krist lapai, genėjimą, sakyčiau, palikit. Tai nėra geras būdas. Ta žaizdelė per žiemą džiūsta, į netraukia. Kada pavasarį pradėti genėti? Kai bėga sula. Nesvarbu kokio medžio. Ar klevo, ar beržo. Galėjai genėti, nes ir obels sula bėga. Į gyvena. Į tada žaizdelę užgydo gražiai, niekas nedžiūsta, viskas tvarkoj. Ar galima su lapais genėti? Net būtina genėti su lapais. Žinot, atėjo žmogus, pavasarį pasamdė. Aš sako, nesugebu. Tai pasisamdė. Ir tas per vienus metus rimtas genėtojas, imkim skliaustelį, kabutėse, žinot. Jis nori per metus padaryti tam sodui viską. Auksas. Tas žmogus laukia ir ateina birželis Liepa, o ten suaugo tokia šiošė, kad jis už galvos susėmęs. Ir sako, tai ką man dabar daryti? Kaip su ta šiošė daryti? Vilkūglių priaugo, viskas. Kodėl priaugo? Mėlieji, mes nuėjėmėm viršų medžio, o ramybės stadijoje. Šaknys tai liko visos. Taigi medis nori atstatyti savo jėgas. Tu tai šaknis palikai visas, o viršų tai nuėmė. Ir tada auga ta šiošė. Bet tada tu birželio mėnesį. Aš dabar keliose laidose rodžiau. Bet kiek žmonėm besakysi, jis vis tiek dar bijo. Arba žinot, kaip čia su lapais dabar genėsi. Visi rodo, durnius, tai genė soda su lapais. Kaip šitaip. Bet yra tokia taisyklė. Įskiesta ranka, pirštai. Tai kai priauga tų vilkūglių, priauga ir tokių, ir tokių, ir tokių. Tai šitą paliekam, o šitus nupjaunam. Birželio mėnesį. Tada jų nepriauga. Kas atsitinka? Biologiškai. Mes nuimam dalį lapų, o lapai augina šaknis. O kai vasarą nuimi lapų, tai šaknų neaugina. Fotosintezę sustabdžiau. Ir tada tų ūglių nepriauga. Ir tu tada pavasarį prieisi, žinot, kai moterys nueina į kirpyklą, tai ant rytojaus eina prie veidrodžio, žinot, pažiūri ir taip. Antrą dieną nereikia kirpyklai, daryti šukuosiu, bet tik pasitaisyti, žinot, va čia biskis raugutė, va čia biskis. Tai jūs tai pavasarį, kada jau viską padarysit, birželio mėnesį, ne? Tai jūs ateisit ant pavasarį ir bus tik tai, 2 šakutės. Viskas. Ir pas jūs gausis gražūs, į šoną svyrantys, jokių vilkūglių, gražiai, tvarkingai. Ir tik nereikia nugenėti
medelio per vienus metus. Žinote, kad padaryti. Jeigu sodelis mažai genėtas, reikėtų per 3 metus pasiekti savo tikslą. Per 4 metus, jeigu senesnis medelis. Niekados neskubėt nupjaut radikaliai, o aš čia padarysiu. Dieve tu mano. Stresai. Ir kai mano vienas draugas sako, jeigu mane pakviesi genėt, garantuoju 5 metus pirksi parduotuviai vaisius. Tikrai, vilkūgliai šitokie, jie neder, ten nieko. Dabar kas liečia kaulavaisius, nes mes suskirstykim vaismedžius į 2 grupės. Sėklavaisiai, kur turi sėklą, ir kaulavaisiai, kur turi kauliuką. Kauliuką, kas turi kauliuką, iš viso genima vasarą. Su uogom arba po uogų. Tai yra vienas iš geriausių genėjimo būdų. Tada tau nepriauga ūglių, labai gerai susiformuoja vainikas. Jeigu, sakysim, slyvos, tai tik tai vasara. Nes yra tokių dalykų, slyva labai augi, pats medis augus. Ir jeigu slyvos ūglys daugiau negu 30 cm, ant jo vaisių nebus. Sako, kiekvieną pavasarį geniu. 3 slyvos tik tai. Ir jau 6 ar 7 metai, tik 3 slyvos. Tai kaip bus, jeigu ūgliai šitokie? Jis kiekvienais metais juos nukerpa, aš nenoriu didelių, sako. Tai tada geriau lankstyti. Aš labai susidūrė su tokiais, žinot, įdomiai žmonėm, kuris apie sodą nieko nežino. Jis paveldėjo. Žentas. Žinot, jis paveldėjo, tą sodą atėjo ir bet jam pasakai, šakutę lenkt. Gerai. O kuo čia lenkt? Žinot, negražiai pas jį iš pradžių atrodo. Tai jis, kad neturi kuo lenkt, tai, žinot, į celofaninį maišiuką smėlio prikala, šniuriuką ir pakabina ant šakos. Ir atėjau pas jį, Dieve, maišiukų pilna, šakmus išlankstyti. Bet sako, pamatysi, kaip čia bus. Už metų laiko visi kaimynai, eidami gatvę, lygioja į vieną pusę. Kas tam sode? Nes tokių gražių vaisių, tokio derėjimo ir tokių medžių, katalogai. Čia iš Prancūzija, parkai prancūzų. Už tai, kad jis neišpjausti, o išlankstė. Tas medelis metus laiko pabuvo išlenkta šaka ir neatsistato atgal. O kitais metais jau lankstyti nereikia, nes vaisiai išlanksto. Jie žiūri, kuo čia parišti tą šaką į viršų, nes jie su vaisiais atsigulė vos ne ant žemės. Tai jis, suprantat, jis negini. Aš tai, pavyzdžiui, irgi esu, nelabai patinka man genėti. Nes toks genėjimas tai yra toks invazija į augalą. Jūs galvojat, kad čia labai tam medeliui gerai, kai aš čia atėjau. O dar jeigu sekatorius blogas, dar kur trina šakutę, arba tu nežinai, kaip sekatorium kirpt. Čia dabar yra tokių laidų labai įdomių. Jeigu tik pasižiūri, žinot, kaip paprastas žmogus žiūri, tai nieko tokio, bet jeigu sodininkas pažiūri, tai jis gerą šakutę nesutrinta, numeta, o kai kerpa, tai tą storąją pusę į medelio pusę, tai sutrynė. Paskui sako, man niekaip nepauga ta šakutė, vis pūsta, tai kad jis kirpdamas sutrynė. Tai palaukit, tai kokia čia, išdraskyta, tai jis ir nepauga. Tai va, yra tokių dalykų, kur čia su genėjimu yra taip, bet rudenį genėt nelabai. Sakysim, obelis dar gali iki kokio genėt sėklavaisius, iki kokio 10 rugsėjo. Dar žinot, palyja, dar toks, ir genėt tik vienmečius ūglius. Ne 2 mečius, bet vienmečius, tas, kur šiais metais užaugo. Pavyzdžiui, aš dalį nusigenėjau. Šitie obuoliai būtų beveik visi geltoni, nes jie buvo po lapais. Aš vienmečius ūglius apkirpau, dalį vienmečių ūglių atidengiau obuolius nuo saulės. Juk man toks gražesnis negu toks. Juk visiems taip, ar ne? Dėl to va, tas vienmečius kartais atidengt obuolius, tik ne per daug. Jeigu per daug, gali ant rytojus nukrist obuoliai visi, nes nemaitina, nėra lapų. Tu lapų per daug nuėmei, tai obuoliai gali nukrist. Va čia yra toks dalykas. Tai va rudenį yra tokių plonų, tokių niuansiukų. Bet kaip tas sako, aš tai nieko nelysiu. Dar vienas dalykas. Dabar žieminės veislės obuolių. Jeigu jūs dar jų nenuskynėt,
O dar kai kurių veislių skinti ir nereikia. Nes obuolį, kai perpjauni, dar sėkla pusė rudos ir pusė žalios, baltos. Tai dar neprinauk, dar neskubėkit. Bet ant to medelio gal jį būtų obuolių, tokių, nusispalvinės gražus, va čia nusispalvinės, va čia nusispalvinės, va čia viskas tvarko. Tai jūs prieikit ir dalį tų obuolių nuskinkit. Ir patikėkit manim, jūs atkreipkite labai įdomu. O už savaitės laiko, už kokių 4 dienų ateini, praleidau medelį. Gi nuskyniau visus tuos raudonus, o jie vėl raudoni. Suprantat, medelis tai maitina, jam maisto medžiagų neužtenka visiems. Tai pasirenka, kur ant medželio, kur šakos, kur viršūniai šaka, kur maisto medžiagos ateina. Tai tu, kai nuskynė juos, tai duoda maisto medžiagas ir kitiems. Ir pas tave žeminės veislės 3 kartus gali skinti. Mes čia buvom pripratę tarybiniais laikais. Atėjai, kur nepasiekiau, tai nukračiau, viską nuskyniau ir nusivežiau. Paskui sako, šitas tai skanus, bet šitas tai aitrokas. Bet nuo tos pačios obels. Tai kaip čia dabar gaunasi? Tai mes turėtumėm ne laiku, ne visas nuskinto obuolius iki galo. Tai yra toks, toks rudenį, toks irgi darbas. Dabar jeigu jau liks mumijų kokių, sode, supuvęs vaisius ar ką, tai tik tai nuskinę nemeskit ant žemės. Nuneškite skybiriuką. Labai lengva tas skybiriukas, pavyzdžiui, kad plasmasinis skybiriukas, bet jūs, ant rankenos pakabinai kablį. Padarai tokį S raidę. Kad tau nereikėtų ten palankstytis ar ką. Tai pakabinai ant šakos. Tai. O dabar pavasarį sako, man viskas pūsta. Bet nuo pernai metais dar kabo. Supuvę vaisiai. Nuo pernykščiai kabo. Tai kaip nesupus? Juk tu turi ligų šaltinį, kuris tau ant šakų. Taigi mes turim nori, nenori. Čia tokius dalykus daryti. Aha, čia dabar ruduo. Čia dabar dar ruduo ir čia su to derliu. Dabar čia su to derliu. Dabar, pavyzdžiui, kaip aš kovoju su kenkėjais. Negalėjau atvežti parodyti. Buvau biškį išvažiavęs atostogų. Nežinot, kaip pasakyti, visą vasarą nesimaudžiau. Aš labai atsiprašau Palangos. Aš nei karto nebuvau. Jau kokį 3 metai. Neturiu laiko. Tai man, kad ateina ruduo, tai aš tada atostogos. Lekiu kur nors į kokią šalį ir iš vandenio neišlipu. Nes visą vasarą buvau nesimaudęs. Tai buvau išvažiavęs. O kaip aš buvau išvažiavęs, o maždaug apie 10 rugsėjo reikia padaryti šitą darbą. Tai mano sūnus, o tas darbas taip, yra kova su kenkėjais. Su ligom yra kitas dalykas. Bet su kenkėjais. Aš tokią knygą neblogą buvau parašęs. Ir žinokit, anąkart skaičiau, nedurnas tas rašytojas. Nes ten padaryta tokių dalykų, tokia koncentracija galvoj buvo, kad ten, labai įdomiai. Sodo metai. Yra sodininkams labai nebloga knygutė. Ten yra receptų, kaip kovoti su ligom, su kenkėjais, be chemikalų, su žolėm. Mes turim kieme tiek žolių, kad jūs patikėkit manim, pomidorų lapai, bulvių lapai, krapai, česnakai, žiedynai, kad tu lūkštai česnakai, svogūnų surinkai, viską gali padaryti. Bet su kenkėjais yra dar kitas būdas. Aš jiems statau viešbučius. O tas viešbutis yra paprastas, tai yra gaufruoto popieriaus, 20 cm gaufruoto popieriaus, dėžių. Žinot, kur dėžės? Tik tai galus atpjauni, kad būtų skylutės matosi. Ir maždaug 20 cm. Ir ant šakų, ant didelių šakų, ant kamieno, birželio mėnesį. Čia reikia birželio mėnesį, antra pusė, birželio mėnesį. Afinioju šaką ir vėla. Afinioju ir vėla. Kodėl ne šniuriukas? Aš tą vėlą kaip atvinioju palieku. Kitais metais vėl bus užviniot. Nes aš pamėtau, šniuriuką vėl reikia neštis, vėl reikia tą, bet aš tokią storą aliumininę vėlą, kad matyčiau gerai, kad nereikėtų kur nors, pakabinau ant šakos ir viską, aš atinu vėl. Tai juos kaip apvinioji, tai pavyzdžiui, vaisėdis sugriaužė obuolį ir eina žiemot. O kur žiemot eina? Į žemę. Ir eina, dažniausiai siūliuku leidžiasi žemyn. Su siūlu. Bet gali pagauti paukštis. Suvalgyti tą siūlą. Kaip mato. Kabo kirmelė. Tik, patiekalas rimtas. Tai dažniausiai jie lipa kamienais. Šakom, kamienais ir eina į žemę. Ir jis randa tą viešbutį skylutę.
Kam jam į tą žemę, kad čia puikus, nuostabus dalykas. Tai jūs neįsivaizduojat, toj skylutėj po 30 lervų. Jūs dešrelių pilna. Atrodo, kad pilna dešrelių tie. Ir jeigu tu tą dalyką padarysi 1 metais, 2 metais, niekas nekainuoja. Tik tai vieną dalyką, vat maždaug apie rugsėjo 10 dieną, reikia juos nuimti. Kodėl? Nes ten sulenda ir tokie labai naudingi vabzdžiai. Jie vadinasi entomofagai, kur ėda amarus, kur ėda, žinot, tuos lapsukius, kur ėda visokiausius kitus kenkėjus. Ir jie ten sulenda irgi, auksakės, pavyzdžiui, atrišita, pilna auksakė. Tada prieš saulę juos palieki, kokiom 5 minutėm, ir jie įsiskraido. Nes mums tai tikslas surinkti lervas, o ne tuos geruosius. Tai prieš saulę padedi, jie per 10 minučių įsiskraido, per 50 minučių ir tas visas sudegini. Ir tu gauni nuostabų dalyką. Ekologija 100%. Ir jūs patikėkit manim, kaip veikia. Nuostabiai veikia. Čia kito geresnio kelio nėra. Tai aš neturėjau ką. Tai dabar, jeigu dar kas nors nenuėmė tų, būtų gerai pasižiūrėti. Dabar dar sode ir darže ką reikėtų padaryti. Va dabar grįšit namo ir iš karto gali daryti. Tai yra, pagrėbti kokių lapų, šiukšlių, senų žolių, žinot, padėti pagalį ant žemės, kartelę. Medžio šaką galės, ten kokią, žinot. Ir ant jos prikraut tų lapų ir žolių. Tada tą šaką pakeli, jį pasikelia visas kupeta. Žinot, nereikia prikrauti tokios, ne. 10 cm, 15 cm. Bet šaką pakeli ir ten padedi nuodų pelėms. Nuostabus dalykas. Ateini už 3 dienų, šaką pakėlė, nuodų nėra. Supratau, reikia dar 1 porcijos. Ir vėl nuleidi tą šaką. Nereikia tau nieko knist. Paukščiai nepriskrenda, tiek nepriskrenda. Pelėnai padaro labai daug. Ypač su vaismedžiais, su vaiskrūmiais, ypač kur žemaūgiai vaismedžiai, jų šaknys storos, stora oda labai daug pagriaužia šaknų. Jie eina į žemę, po medeliais ir tada. Bet tu juos gali suvilioti ir sugaudyti. Tau jokių problemų nebe. Bet jie dabar ieško vietų. Jau žiūrėkit į namus, pradėjo lyst pelės, jau viskas. Tai va dabar, taigi, ir jam viešbutį padaryk. Ir dar valgyt paduok. Suprantat, tai jis tegul valgo patenkytas. Tai va. Bet kad paukščiai nesulestų tų, tai va jūs po krūva šakų. Va darbai rudens, darbai va tokie, kur mes jau buvom, beveik baigės. Dabar ruduo medelių sodinimo metas. Kaip pasodyti medelį? Kaip įsirinkti medelį? Iš kur jį gauti? Mėlėjai šiandien pasiūla milijoninį. Kiek nori, kaip nori. Man tik svarbu vienas dalykas. Patart žmogui, kaip įsirinkti ir kaip pasodyti. Pradėkim nuo tokio augalo, kur šiandien dienai vienas iš populiariausių, tai ko gero šilauogis. Jau ko gero pas jūs, jeigu turite žemės, tai pas kiekvieną auga. Absoliučiai pas kiekvieną. Ir noriu pasakyti, kad ta uoga, čia mano nuomonė, nėra labai vertinga, bet jis skani. Jeigu paimtum tokį valgomą sausmedį, tai sausmedžio uogo, tai 5 šilauogių uogos. Jeigu paimtume tokią medlievą, amėlankį vadinamą, tai 1 uoga amėlankio, tai 10 šilauogių uogų. Bet jos nelabai skanios. Kauliukų turim, tas sausmedis rūgštoka, čia tai dieve. Valgyk, anūkai valgo, vaikai valgo, aš valgau, visi valgo ir viskas valgo. Ir gerai, viskas tvarkoja. Ir gera ta uoga. Ir auginkim. Daug darbo. Išmeskit visus internetinius puslapius, kur sako, reikia pridėti spiglių, medžio šakų, kankorėžių, pjuvenų, sumaišyti su durpėm ir pasodyti. Baika. Prapuoliai žmogau. Nes ten, kol supus, kol pasidarys prieinama žemė šilauogė, tai 4-5 metus jūsų šilauogė. Nežinot, išmest man ar sodyti kitą?
Jeigu kitą pasodysim tą pačią, vis tiek bus amen. Mėlėjai, rūgšti durpė, viskas. Durpė pH nuo 3,8 iki 4,5. Viskas. 5 maksimumas. Kuo pH yra mažesnis užrašyta, tuo durpė yra rūgštesnė. Viskas rūgščioj terpėj auga šilauogės. Kaip įsirinkti krūmelį? Atvežiau šiandien jumim parodyti vieną paprastą dalyką. Nu kaip man neparodyti? Jos abidvi yra vienodo amžiaus. Suprantat? Šita labai lengva parvežti, nes nedaug sveria. Į mašiną labai gerai susideda, nes mažos 1,5 litro vazonėlis. Ir įmatot jau jai ruduo. Bet čia tokio pačio amžiaus. Bet pasodyta į vazonėlį kaip priklauso. Dydis, šaknų sistema jos gyva ir gyvena. Kokią rinktis? Ai, šita 5 eurai, o šita 6. Man už 5. Ir tada žmonės turi. Man sakė darbuotojai, kad čia patvarkys, jeigu reikia. Žinote, jeigu mes jį ištrauktumėm, tai mes čia rastumėm tokią kempinę, kuri po to neprauga. Ir tas medelis pasodinai, tai kaip čia palauk, kaip čia jis dabar išleido tiek ūglių? Žinot, aš jums pasakysiu, kai žmogaus skrandis visiškai nebedirba, jam stato lašalines. Galima užaugyti augalą be šaknų, tik per lapus. Bet jeigu žmogui negalima valgyti maisto, o jam stato lašalines, tai žinot, koks kelias, ar žinot jūs? Reikia pas kleboną įtartis. Čia jau niekas jam nepadės. Tai čia tas pats, mėlėjai. Jis išvarytas lašalinėm, išaugintas metinė šaka, pažiūrėkit, kokia graži. Bet jis pamaitintas per lapus, maitintas, bet šaknų tai jo nėra beveik. Aš jeigu jum apie galvą sukčiau, nenukristų. Čia va kur yra. Jūs turit būtinai, kiek metų, tiek vazonėlis turi būti. Čia 3 metai. Čia turėtų būti 3 litrų vazonėlis. Čia 3 metai, čia 3 litrų vazonėlis. Tai jeigu aš čia ištraukčiau, čia kristų žemės, nes iki krašto šaknų beveik nėra atėję. Suprantat? Dar yra tokia viena. Supjaustykit peiliu. Šaknis, kai sodysit. Nesuprantu šito pasakymo. Jeigu supjausti šaknis, tai tada reikėtų čia. Nes tu pažeidai šaknis, kas maitins viršų? Tai tada tu viršų turi nupjauti. Ir gali būti toks dalykas. Bet jau tu ateinančiais metais uogutis negausi, dar kitais metais uogutis negausi. Tai 3 metais jau sauja uogų bus. Va yra kokie dalykai. Dabar kas liečia, sakysim, serbentus, agrastus, geriau sodyti rudenį. Už tai, kad jos labai anksti pavasarį sprogsta. Žinot, su lapukais. Tai tas kančia augalui, augančiam persodyti. Ir serbentus su agrastais visą laiką reikia sodyti truputį giliau negu augo, nes jis išleis papildomą šaknis. Šilauogės niekados negalima gilinti. Taip, kaip augo vazonėlį. Ir ką nori pasakyti, kad pavasarį, dabar ne, bet pavasarį tokias traka, žinot, tokias silpnas šakas, kurios su uogom atsiguls ant žemės. Ne jūs nuskinsit, o jos atima energiją. Visa šaka, jeigu pas jūs ir namuose yra šilauogių, tai jūs pavasarį prieikit prie to krūmų ir tokių silpnų šakų, žinot, yra guliančia, visas išgenėkit. Apačioj neturi būti nieko. O tada bus šilauogės. Tada jums dar susižadins ir išleis tokį metinį ūglį, kuris kitais metais duos uogų, o bus pakaitinis ūglys senajai šilauogiai po 4 metų. Nes, pavyzdžiui, jeigu tau nepriaugo, tu pasodinai, sakysim, 2 šakę. Sako, pas mane 4 metai, bet tik 2 šakos. O tai tuoj nustos derėti.
arba guogutės smulkios, tai kas pakeis? Tai tau reikia daryti. Ar reikia rūgštinti šilauogėm žemę? Reikia, jeigu tu žinai, kokia ten žemė. Ne, tai aš vis tiek rūgštinu. Tai dabar, mėly rudeniniai žmonės, ar jūs valgydami vakare sriubą įsidedat ką nors? Nu, kad nesirgtumėt į priekį. Tai jeigu tu nesergi, jeigu tau nereikia, nu tai kam tada? Aš rūgštinu. Ir visiška neteisybė, jau blefas, kefyras, sultis, obuolių įspaudos. Jūs patikėk, kefyrą kam geria žmonės? Ten kalcio daugiau negu rūgšties. Mums tai rūgštų augalų tik kalcis. Nega, visi sulfatai. SO4 grupė. Visos trąšos tinka sulfatinės trąšos. Aš labiausiai mėgstu amonio sulfatą, tu bulbių trąšos, kur vadinasi. Kiek medžiui, kiek tam krūmui metų, tiek arbatinių šaukščiukų. Nieko daugiau netrešiu. Tik vienas dalykas. Nepradėkit trešti Liepos mėnesį. Rugpjūtį. Man dabar skambina. Pas mane paraudo lapai. Joms ko gero trūksta. Ar aš galiu pasalietruoti dar? Ko tu žmogau pasalietruosi? Čia kaip tam rudeniniam žmogui. Turim laiko, tai ir salietruojam. Jeigu neturim laiko, tai ir nesalietruojam. Trešimas yra balandžio mėnuo. Geriausiu atveju iki gegužės vidurio. Viskas. Apie krūmus pasakiau. Serbentus reikėtų patrumpyti, sodinant agrastus reikėtų jeigu plikom šaknim. Jeigu neplikom šaknim, nieko nereikia. Džiaukitės uogom ateinančiais metais. Nes ten šaknų sistema šiandien dienai labai populiaru su vazonais. Labai populiarus medelius sodytų. Tik pasižiūrėkit, mėlėjai, kaip atrodo vazone. Per vieną laidą labai įdomią rodė. Sako, žiūrėkit, kaip gerai užpildyta ertmė vazone. Ten šiukšlės. Ten nereikia tą augalą jau senai išmešti, nes ten tokia kempinė, kad užpildyta taip, kad jis neprauks. Yra tokių dalykų. Turi būti laisvo žemės, balto šaknys ir laisvo žemės. Tada tas augalas auks. Nes jeigu jis tam vazo nesusuko 3-4 sluoksnių šaknų, to šaknis mirė prie krašto vazono, o tam vazone jau sako, čia 3 mečiai. Tai vazonas turėtų būti kokį 25 litrų. O dabar 9 litrų, arba 6 litrų, arba 10 litrų. Ir sako, 3 mečiai. Palaukit, mano mėly žmonės. Tai kur jo šaknys buvo? Tai ką žmogui nusipirkus su tuo medeliu daryti? Yra bėda. Jeigu pirktumėt medelius plikom šaknim, žiūrėkit vieno dalyko. Šaknys paprastai nusodininkai iškasa, negi dabar blogai iškasta šaknys, ne žmogui, bet žiūrėkit, kad būtų be lapų. Labai svarbu. Esu Vokietijoje parodoj vienoj buvęs. Atvažiavo žalieji ir po 600 eurų baudas išrašė sodininkam, kurie prekiavo medeliais plikom šaknim su lapais. Juk pirkėjas tai nežino. Argi visi turi žinot? O kas kaltas? Sodininkas. Tas, kuris parduoda su lapais. Juk lapai garina drėgmę. Žinot, nešasi dabar avietė. Žinot, moteriški, čia pas mus akademijoje buvo mūgį. Nešasi avietė su uogom, su lapais ir įdėta į maišiuką. Ne vazo, ne su žemė, o įdėta į maišiuką. Sakė, man kaip parsinešiu namo, tai gali nusipjauti. Jau 2 dienos stovi maišiukį, tenai sudėta, kol parvažiuos, dar kol nusipjaus, kol ką. Jau geriau ir į šiukšliadėžę. Į tų organinių atliekų sandėlį mest. Už tai, kad į jau negyva. Nes išgarino drėgmė, mažų šaknelių drėgmė, lapas garina, o iš kur pagaut, iš kur jam paimt. Nedarykit šitokių dalykų. Nedarykit. Jūs ateina nukirpta šaknys, viską. Visą laiką pasitikrinkit. Pirštų pabrauki per šaknį, balta, blizga, tinka. Tada jau priklauso nuo jūsų, nes yra daug žmonių, kad nusipirko vietę, sako, nei viena neprigijo. Pasakyk, kaip sodinai. O žmona ir sako tam vyrai, aš tau sakiau, kad iš karto reikia pasodyti. Tu savaitę laiko garažę laikei.
augalas kaip kūdikis. Jo reikia labai labai rūpintis. Kaip jis pradeda duoti vaisių, o mes jau tada turim brandą. Jau tada tu jį gali, žinot, mažai vaisių gali patrešti, gali padaryti ką nors, jeigu mažai. Nes augalas visą laiką užaugina savo. Dabar, mėlėjai, sėklavaisiai. Kriaušės ir obelis. Kas turi sėklą? Aišku, ten dar cidonija, augalas tinka, kokį dar šermukšnis daleiskim, kokį dar, kas turi sėklytę. Taip, kaip pasodinta augalą? Turim obelį. Kitais metais ant jos bus daug vaisių. Dabar obelis pasodyta, matot vazone kokiu? Čia skiepas, čia skiepijimo vieta. Jie apauga gražiai, bus toks guzas. Nes čia poskiepis žemaūgis, čia aukštaūgį ir kad būtų žema, tai visą laiką daro tokį gumbą. Kodėl dabar čia toks kampas paliktas? Netilpo vazone, mėlėjai. Ir jeigu jūs parsinešę namo, bet su tokiu giliu pasodysit, nėra blogai. Jis augs mažas, nes žemaūgio, niekas to dalyko nepasako. O žemaūgio 1 centimetras šito šaknies išlindusios virš žemės 10 centimetrų mažesnis medelis. Arba net kai kuriom veislėm iki 0,5 metro. Jeigu mes palikom čia 10 centimetrų, metrų mažesnis augalas. Jeigu mes turim labai blogą žemę, mes galim ją pagilinti iki skiepijimo vietos. Čia vegetatyvinis, čia išleis šaknis ir tada medelis augs didesnis. Bet taisyklė yra tokia. Sėklavaisiai sodinami 5 centimetrus palikus tą kulniuką virš žemės. Vat degtukų dėžutė, čia pridenu arba 2 pirštus. Vat delno apačia, tai yra žemė. Tai tada yra tokia, yra tokia taisyklė. Jos galima nukreipti. Gali giliau, gali sekliau. Bet kad norint, kad augtų medelis 2,5-3 metrai ir tu sodintų medelį nuo medelio 2 metrai, 2,5, reikia palikti 5 centimetrus. Jeigu nori, kad medelis augtų 3 metrai, 3,50 ir tarp medelių pasodinti 3 metrai, sodinti iki skiepijimo vietos. O dabar iki skiepijimo vietos, kurioj vietoj geriausiai sodyti? Smėlis. Kad jam papildomai duot šaknų. Kur blogai auga dzukeliai, čia gal pajūrio, kur nors, smėlis. Kur bloga žemė, tai jam tada didesnis maitinimas. Mes už tai akiuojam per peiliuką, čia yra peiliukas. Akiavimo peiliukas. Per akiavimo peiliuką mes akiuojam, tokiam aukštį. Kriaušės ir obelis. Taip daro, kad tu galėtum pasireguliuoti aukštį pats. Dar kas labai svarbu, mėlėjai, sako prie medelio 2 kuolus aš įdėsiu. Nereikia. Reikia 1 kuolo. 5 centimetrai nuo liemens ir tas kuolas virš žemės turėtų būti 2 metrus. Negražu, o kitaip negali būti. Jums bus labai negražu po kiek laiko. Kodėl? Čia yra žiedai. Ateinančiais metais, čia žydės. Patikėkit manim. Ir tada su obuoliais jis pas vieną aktorių nuvažiavom. Prie kuolo, prie medelio 6 kuolai, 6 šakos pririštos obuoliais. Sakau, tai kur čia lyderis? Nes obelis turi turėti kamieną. Lyderį, viršūnę. Kur, sakau, čia pas jūs lyderis? Pas mus ir šeimoje lyderio nėra, sakė. Suprantat, yra tokių, nėra obels, nėra augalo. Ir toks krūmas, jis aplinkui, ką man padaryti, kad nušienaut galėčiau? Man to šakos trukdo nušienaut, nes jos visos vienodo storio ir visos išlinkę, už tai, kad nebuvo lyderio. Tai tą kuolą nors 4 metus, kol viršūnė pasidaro 2 pirštų storio, reikia jį laikyti. O paskui jau, pas mane, pavyzdžiui, dabar jau medeliai laiko kuolas, ne kuolai medeliai. Nes aš, viskas. O paskui tau aukštį tu vasaros metu nusipjauni 2 metrai ar 20, kiek tu ant kibiro skinsi atsistojęs. Bet vasaros metu nusipjauni ant šoninės šakutis ir viskas. Tau nieko nereikia daugiau galvoti. Skinkis. Jeigu dar jūs ten žiūrėsite kokius. Dabar kas liečia kaulavaisį. Kaulavaisį visada sodinam iki skiepijimo vietos. Mėlėjai,
Jis pasodytas taipogi neteisingai čia. Tai labai labai neteisingai. Čia yra slyva ir jį reikia sodinti iki skiepijimo vietos. Dabar žiūrėkit, ne čia, o čia. Nes čia yra kultūrinis. Ne čia, o čia. Dabar mūgiai, turgui, žmogus sako, kaip man pasodyti, kad šito nesimatytų. Tolai. Jeigu žemė kris ir puri, nieko tokio. Bet jeigu aš laistau, sodinu taip, kaip priklauso ir palaisčiau, žinot, ir aš pasodinau taip, dar nemačiau, kad kultūrinis augalas išleistų šaknis. Ir būna toks dalykas. 2 metai, medelis neauga, 3 metai, medelis neauga, vos nemiršta. Pas vieną tokį Ringauduose nuvažiavau verslininką, pasipirko sodą, gražiai pasodino. Nuvažiuoju, jis ateina pas mane su piktumu tokiu. Tu sakei, kad jau čia 3 metais bus pilna obuolių, vieną nusiskyniau. Nieko jie ten neauga, kaip sodinau tas rykštelės, taip ir stovi tos tavo rykštelės. Sakau, važiuojam, sakau, aš šiaip pa žmonės nelabai, neturiu laiko, nes man reikia užsiaugyti maistą, tai aš neturiu laiko. Tai, Ringauduose ten 1,5 kilometro, nuvažiuoju, o dabar sakau, klaupkis. Žiūris ant mane, klaupkis. Atsiklaupėmės prie to medelio ir rankom pradedam atkasinėti. Batolai užkasta. Atkasėm, o čia suaižėję, supuvę, jau maisto medžiagos nepaduodamos. O jis sakys, ties volačiai ir pasodino. Jis net ne pats sodino. Jis pasisamdė drūtą ar ne visai protingą, kuriam reikia mažai mokėti, bet jis drūtas. Jam greit susodino visus kaip auksas, bet visi pasodinti yra blogai. Va, mėlėjai, yra bėda. Kultūrinis augalas negali būti po žeme. Šita taisyklė galioja ir sėklavaisiam, ir kaulavaisiam. Bet kaulavaisiam dar dėl vieno dalyko. Kas atsitiktų, jeigu aš tai pasodyčiau? Nieko. Viskas čia gerai. Tas medelis augs, prigis, augs, bet bus vienas dalykas. Kaip jis pradės derėti, čia pradės augti laukinė slyva. Ir kaip tas sako, žinai, turėjau abrikosą, bet po 2 metų, dar sako, jau ir vaisių turėjau, bet po 2 metų žiūriu, tos geltonos slyvukės. Kaukazen, kaip čia sako, įvyko, kas čia atsitiko? Matai, jis 1 metais vaisių nebuvo, nušalo, jis net nebuvo nuvėjęs pažiūrėti tą abrikosą. Tai jam per metus laiko tos slyvos peraugo tą kultūrinį. Nes jį laukinė, jį auga išprotėjus, jį jokių lygų nėra, nieko nėra. Tai kad nereiktų jums tų atžalų atsiklaupus per metus 2-3 kartus sekatorium karpyti, tai jūs teisingai pasodykit. Ir viskas, čia daugiau nieko daryti absoliučiai nereikia. Aha, galiu, bijau, čia bral pyks ant manęs, kad aš, ne. Matot, kur jisai tik tai šaknelė išlenda, o pilna žemės. Va tokį augalų jūs kaip pirksit, sakyk, ištrauk man. Čia mano augalas, aš už jį mokėsiu, ištrauk pažiūrėti. Ir jeigu ten kempinė, labai lengva, žinokit. Aš jums pasakysiu vieną būdą, kur pirkėjas nuo jūsų atstos iš karto. Pamiršau pinigus namo. Už dyką, žinokit, neduos nieko jumim. Patikėkit manim. Žinau, labai labai geras būdas. Oi, pamiršau. Tai gerai, ir eik namo. Nes nuo tokių reikėtų bėgti. Negražu ištraukė, pasižiūrėjai, susitarė lygtai, viskas, bet pasitikrinti reikia. Niekas jūsų nebaus už tai. Niekas, o jeigu jūs neduoda, pavyzdžiui, aš net prekiaudamas medaus bičių produktais, visą laiką sakau vieną dalyką, tai paragaukit. Taigi pasidaryt. Žiedadulkės, ar sutriniai pirštais, ar nesutriniai. Jeigu sutrini pirštais, pinigus pamiršau namo. Tai turi žiūrėti, tai viskas yra, jūs esat, mano prekė. Žinot, kai tas grybus pardavinėja, sako, miške mane gali ir apgauti.
Sukirmijęs ar nesukirmijęs? Miške. Nes aš mišku nieko nemoku. Bet jeigu jis man už grybus duoda pinigų, tai tikrai jis nori pažiūrėti, ar sukirmijęs ar ne. Nes nežinai, kiek dėt spirginiukų. Ar daug spirginiukų dėt, ar jau ten yra. Tai va, yra tokių dalykų. Tai va. Dar ką labai norim. Dabar, mėlieji, apie cheminę priežiūrą. Vis tiek kartais negalima apsėti. Ypač jaunų medelių. Ypač jauni. Žinot, juk žiūrėk, vaikui tai šaliką paduodi, kepurės paduodi ir pirštinės, suaugęs pats pasima. Tai tą augalą pasodyti jauną prižiūrėti reikia kaip kūdikį. Nes jeigu tu tik apleidai, tai tau amarai, ir dabar vienas iš populiariausių. Lipnė juosta, kad neteitų skrusdys. Nes matai, skrusdės griaužia lapus. Tai jau tas žmogus nelabai geras. O paskui tą juostą pamiršo nuimti, įaugo į medelį, neleidžia to, ką man daryti su Dievo medelį. Ta juosta, jeigu dedama, tai savaitė, 2 savaitėm. Geriausiu atveju, pamiršo, jis viskas įaugo, ten nesileis. Mėlieji, skrusdės augalams nieko nedaro. Jeigu medelį nebus amarų, skrusdžių ten nebus. Pirmas simptomas, kad pas tavį yra amarų, nereikia ieškoti ant lapų. Pamatė skrusdės, yra amarų. Ko skrusdėj reikia medį? Skrusdėj yra amarų piemuo. Žinot, gano amarus, kad neteitų vilkas. Tas vilkas vadinasi skrusdžių vilkas. Jis ėda amarus, kad neteitų boružė, kad neteitų auksakė, kad netleitų plėšioji blakė. Skrusdė užpuola jas ir neleidžia amaram. O kodėl neleidžia? O amarai įskiria tokį saldų skystį. Amarai nevirškina angliavandenių. Ir jei šone arba gale amaro kūnelį yra toks sifonas ir per tą sifoną išvirkščia saldų skystį. Ką daro skrusdė? Kutena auga tą amarą. Kutena, o jis juokiasi, į papildomai lašelį padaro. Ir jos kutena, visą laiką kutena ir kutena. Jūs pažiūrėkit, antenėlėm ateina gražiai skrusdė prie amaro ir jis lašašia, jis suvalgo. Tai kaip dabar jos maistas tenai, tai kaip į jo negins? Tai čia kaip avys ir piemuo. Tai kaip dabar piemuo paleis avis, o leis kokiam šuniui sudraskyti arba pabėgti. Tai ne, bet amarai. Dabar nuo amarų yra daug žolių, preparatų ir, sakysim, ir kraujažolė, ir lapai pomidorų, ir labai daug. Sudėtinga paruošti, čia aš jums labai ilgai pasakočiau, kaip ten viską daryti reikia, bet yra, sakau, knygutė ir internete galima surasti. Bet jeigu jau chemikalus naudot, jeigu chemiją naudot, tai reikia naudot vakare 2 valandom iki rasos išsiskyrimo. Ne dieną, ne saulei, o 2 valandos iki rasos išsiskyrimo, kad neatskiestų tų chemikalų. Tų chemikalų vėl reikia eiti į krautuvę ir pirkti. Aš negaliu vardyti net pavadinimų, nes jie keičiasi, vieni registruoti, kiti tokie. Labai geras chemikalas yra žalias muilas. Net purškalų padarytas su žaliu muilu. Bet, mėlieji, jis naikina tik suaugėlį. Už 4-5 dienų iš kiaušinio išsirito dar vienas. Tu turi puršti 3 kartus kas 4 dienos. Ne taip, kad vieną kartą papurškiau, neveikia. Vėl pilna, vis tiek pilna. Jis išsirito iš kiaušinėlių. Nes ką daro žalias muilas? Sunaikina riebalinį kūną to amaro. Sunaikina tos riebalus ir viskas. Ir čia toks yra gyvenime dalykas. Mes nenori, turim puršti 3 kartus, 4 kartus kitą kartą. Bet jis nekenkia mumiem. Jis geras chemikalas. Dabar dar pasakysiu. Yra baisiau negu baisu. Kirmija riešutai. Lapus sugrėbiau pavasarį. Dar riešutai tik pradeda žydėti. Nusipurkšiu, kad nekirmytų. Tas straubliukas sėdi žemėje 15 cm gylio ir juokiasi iš to sodininko, kuris purškia, kad nekirmytų. Slyvos kirmija. Jis purškia prieš žydėjimą 2 kartus, po žydėjimo 2 kartus,
kad nekirmytų slyvos. Palaukit, jų dar nėra, o jis purškia, kad nekirmytų. Reikia laiką žinot. Slyvas purškim, kai yra serbento dydžio slyvos, riešuto dydžio slyvos. Nes tada ta peteliškė deda kiaušinėlius. Lazdynai, kai susidaro skrotelė ir riešutukas yra, tada ant jo kiaušinėlį deda. Bet dar lapų nėra, o jis jau purškia, kad nekirmytų. Kad kriaušės nepūtų, jis po žydėjimo vieną kartą nupurškė. Kriaušės dar žydė, dar balta, o jis purškia, kad nepūtų. Pūsva, tai vaisiai, bet ne žiedai. Yra labai daug ir tai, žinot, chemikalų pardavėjas labai gerai pardavinėja. O tu purški ir nieks nepadeda. Tai čia yra tokie dalykai. Reikėtų labai su chemija elgtis atsargiai ir reikia labai. Viskas man pasakė, kad mano čėsas baigės. Dar vieną papasakosiu jums anekdotą. Gerai? Ir paskui jums klausimai. Mėlėjai, prasidėjo šilauogių bumas. Kokį 25 metai atgal. Ir ateina viena moteris ir klausia pas mane. Tai tu pasakyk, sako, kas čia per šilauogės? Kas čia per uogos? Ar žinot, kokį augalą mes turim Lietuvoje, kuris prilygsta šilauogėm? Kas? Girtuoklės. Vaivora. Žemaitiška vaivora. Ne? Girtuoklės. O aš tai ponė ir sakau, nu ponė, negi jūs dabar nežinot girtuoklės? Ką? Aš nežinau. Mano kaimynka, kaip išeina, už savaitės laiko namo grįžta. O gerai, vėl šypsena veide. Jeigu turit man klausimų, mėlėjai, prašau jūs. Klausimų. Visi klausimai prie mikrofono. Čia prie to mikrofono galima užduoti klausimą. Labai ačiū už įdomią paskaitą. Noriu, gal galėtumėt plačiau apie beržininkų ananasą. Obelį paaiškinti, kaip pasodinti, kaip prižiūrėti, nes turiu sodę, jis kažko vargsta, o priežiūra tokia kaip ir kitiems vaismedžiams, kurie auga gerai. Ačiū. Ačiū Jums labai. Beržininkų ananasinis yra veislė triploidas. Jį vadinasi pats stambiausias medis iš obelų. Aš esu iš Gerbnickio dvaro Ignalinoj. Parsivežęs to jau čiagi jo beržininkų ananasinis. Tai jis labai stambus medis. Jį reikia skiepyti į mažiausią poskiepį. Į poskiepį, nes jeigu mes įskiepytumėm, kaip senoviškai, į antaninį, tai jis duoda pirmą obuolį 12 arba 17 metais. Jūs patikėkit manim. Tai dabar jis skiepina į poskiepį žemę, kad jis duotų obuolius 4-5 metais. O dabar kaip prižiūrėti, jis kaip obelis, jo nieko nereikia. Jis rauplėm neserga. Jis superinis dalykas. Gal ten yra bičiuli pasodyta blogai. Gal kas nors yra po žemę. Gal tas poskiepis, nes labai žemą sodina. Kuo žemesnis poskiepis, to storesnė šaknies, reiškia, žievė tuo storesnė. Gal ten yra baltasis, grambulys, žinot, gegužiniai grambuliai. Ir tos lervos apačioj, jūs patikėkit manim, gali būti taip, kad ten griaužia. Jis nenumiršta, jis išleidžia šaknelis, bet jis neauga. Gali būti toks dalykas. Negaliu, bet jį prižiūrėti, kaip ir visas kitas obelis. Jis dar sveikiausias yra. Jis iš visų veislių, kur aš žinau, tai antaninis ir beržininkų ananasinis. Tai yra superiniai augalai. Bičiuli, nežinau, ką toliau. Taip, klausau. Norėjau paklausti, kaip dabar ištaisyti man tą padėtį. Prieš 2 metus sodintos slyvos ir aš jas tikrai labai nemažai poskiepių užpyliau. Nes man taip sakė, kad reikia, kad būtų užpyliau. Poskiepį ar įskiepį? Tai va šitą gumbą. Ar čia poskiepis yra šaknis? Ne, ta, kur skiepa. Jeigu prieš 2 metus dar nieko tokio galite atsikasti. Ai, iškasti ir... Ne iškasti, o atsižert. Tegul auga duobutį. Ai, tegul auga duobutį.
Ačiū labai. Tai pataisyti, 2 metai dar nieko tokio. Aš jau galvoju, gal reikėtų iškasti ir tada tą... Jeigu iškasit, jums tada reikia labai stipriai apkarpyti šakas. Ačiū labai. Prašau. Atsiprašau, tiksliai neišgirdau apie tą viešbutį kenkėją. Ar ant šakos ten viniotai, ten ant siūlo pakabinti? Ant visus tam, ne, ant šakų, apviniojat. Ten bus kokį, 20 cm ilgio ir 20 cm pločio, kad apie šaką jį apsukt. Suprantat? Ar suprantat? Apsukė apie šaką ir vėlą apsukai. Jis apsuka. Va šitaip, va šitaip apsuki, ta šakta. Ir ant kamieno, ant šakų stambesnių, ten, kur jos patikėkit manim, super dalykas. Norėčiau sužinot, kaip prižiūrėti lazdynus. Šiais metais neturėjau vaisių. Nukrito. Šiemet buvo 2 dalykai, kaip dzūkai sako, žaibų trankė, tai puolė monilija, moniliozė. Visi riešutai juodi. Tai čia yra monilija ir tie, kurie liko, visi sukirmijo. Nes jų buvo tos monilija pažeisto riešuto negriaužė. O kur liko, nedaug liko gerų, tai juos visus ir sukirmijo. Tai maždaug gegužės 15-18 gegužės. Reikia, vėl čia nuo veislių priklauso. Bet kai prieini prie lazdyno, tu matai, yra tokios lapų skrotelės ir darosi riešutukas. Tai tada galima maišyti 2 preparatus – insekticidą ir fungicidą. Nupurkšti 1 kartą, tada reikia palaukti kokias 4-5 dienas ir pakartot 2 kartą. Nes mes sunaikyti tą vaisėdį ne visada galim, nes jis toks tinginys. Žinot, jis labai lėtai lipa, tai jų kelios kartos invazijų, dėl to reikia pakartot. O sakysim, nuo monilijos, tai šiemet buvo tokis, karštis ir lietus. Suprantat, buvo dušna kai kuriuose vietovėse. Ir tas monilija labai stipriai išplito. Čia yra moniliozė, monilija. Žurnale Žemės ūkis Elenos Survilienės yra labai geras patalpintas straipsnis. Su chemikalais, su purškimo laikais. Elena Survilienė. Riešutų priežiūra arba riešutų lygos ir kenkėjai. Žurnalas Žmonės, bet man atrodo, jis yra atspausdintas ir internete. Tai va, klausau, bičiuli. Apie vyšnes noriu paklausti. Mūsų soduose vyšnius numetę lapus visiškai. Mieste, Kaune, sodybose žaliuoja lapai kaip pavasarį, pilna lapų. Ir vyšnius dažniausiai veda ant galų vyšnių yra. Ar jau čia kokomikozė kokia, ar bus kitais metais vyšnių, ar ne? Kokomikozė, bičiuli, taip. Vyšnių kokomikozė tai džiūsta šakutė, po žydėjimo, džiūsta šakutė ir paskui kokį centimetras nuo nudžiūvimo yra sakai. Kramtoma guma jaunystės, žinot tokia. Tai jau kaip šitaip džiūsta, čia kokomikozė. Čia kerpi iki sveiko, 2 sveikus lapus dar nukerpi, į kibirą genėjimu, kiek pasieki. Bet, pavyzdžiui, kaip krenta lapai, tai pirmiausiai ant lapukų atsiranda dėmelės. Tokie taškiukai. Tai jau Liepos mėnesys taškiukai. Čia yra ne kokomikozė, o čia yra lapų lyga. Lapų taškuotumo lyga. Čia reikėtų po žydėjimo fungicidas, kuris turi vario. Vario preparatais. Po žydėjimo, kada turi vario. Dabar, kodėl ant viršūnių yra veislės? Yra veislės, kur dera ant vienmečių ūglių. Tada visa šaka tuščia, o pačiam gale uogos. Tada jumim, net ir, sakysim, dabar, bet galite palaukti ir ankstyvo pavasario. 3-4 šakas, tik ne visas nukirkit, nes liksit visai be uogų. Bet 3-4 šakas paliekant tokį kucę. Vyšnios genimos paliekant tokį, žinot, ne prie pat šakutę pjauni, bet paliekit tokį kuciuką. 3-4 šakutės nukerpat, kad ir stambesnės neturi labai reikšmės, medelį, ir palieka tokį kucią. Tada jums kitais metais, per vasarą, čia išaugs labai gražių vienmečių ūglių. O dar kitais metais ant jų bus uogos. O jūs jau, kaip čia bus uogos, nukirpsit dar 2 šakutės. Ir tada šitaip atsinaujina vyšnių metis.
Nes yra vyšnė, pavyzdžiui, lutuvka arba lotinė arba paunksminė, kurios dera tik tai ant viršūnių. Ir visos uogos tenai, visas augalas plikas, tokie dalykai. Prašau, bičiuliai. Tai čia jau paskutinis klausimas. O, jau viskas. Pasbaigė. Noriu paklausti Neturi reikšmės. Apie lazdynus. Taip. Pasodinau gal prieš kokius 3-4 metus, visiškai neauga. Tokios rykštelės ir stovi. Dabar paskaičiau, kad reikia važiuoti į mišką, po senų lazdynų prisikas žemės, apdėti apie šitus lazdynus, pradės augti. Ar man važiuoti tą mišką? Jeigu nuvažiuosit, nepakenks. Jeigu parsiveši to žemės, tai pogi nepakenks. Bet nėra teisybė. Mano sūnus turi 11 hektarų lazdynų. Palaukit, mėlėjai. Kas ten važiavo į mišką ir privežė tiek to? Neįmanoma. Bet yra vienas dalykas. Vėl pažiūrėkit. Kartais pasodinimo gylis. Vat, pavyzdžiui, lazdyną su vazonėliu, kai perki, tai reikia sodyti taip, kaip augo vazonėlį. Bet jeigu plikom šaknim perki, tai tada, nepatingėkit. Pasiseilini pirštus ir nusivalyk tą kamieną prieš šaknis. Ir tada jūs rasit nuo šaknų pusės skaičių baltą, žalią ir rudą. Tai reikia sodinti ties rudo paviršių, ties rudo augalo, ties rudos žievės vieta. Ta žalias turi būti šviesiai žalias ir baltas turi būti po žeme. Bet jeigu jūs, tai kad čia mažiuką tą lazdynėlį, taip. Ir pasodino to kultūrinio, žinot, taip užkasta. Nemiršta ir neauga. Nemiršta ir neauga. Yra tokių dalykų. Dėl ko turėjau praktiką. Važiavau pas vieną lazdynininką, prisipirkęs lazdynų, jam ten stirnos nugriaužė, jis norėjo atsodyti. Ir prisipirko lazdynų su vazonėliais, pasamdė savo sūnų, nepasamdė, paprašė sūnaus, kad atvažiuotų su draugais. Sūnus 12-okas, raumenų krūva, brolelė kata. Iškasė duobę, susodino tuos medelius ir sako, 2 metai niekas neauga, miršta vidurin vasaros. Ateinam, sveikatos turi. Pasodyta va šitaip giliau negu reikia. Ir neauga. Tai, mėlėjai, tas sodinimas irgi yra labai, šaknies kaklelį reikia pažiūrėti, kur yra. Dar vieną klausimą. Ne? Dar ponė sakė, noriu vieną paklausną. Ar verta prieš žiemą šilauogės apkaupti žemėm rūgščiom? Prieš žiemą, matot, koks yra dalykas. Pamulčiuot visą laiką gerai. Tik nepamirskit pavasarį tą mulčią nuimti. Pamulčiuot visą laiką gerai. Ypač tokiom biriais dalykais. Nemulčiuokit šiaudais. Nemulčiuokit, sena žolė. Nemulčiuokit kokią, nes po ją ateis pelė. O tokia durpė pjuvenos, pelė eina, o jie ant akių krenta. Tai nelenda po tą, suprantat, bet pavasarį nepamirškit nuimti. Būtinai nuimti, nes tas drėgmė, kartais dar vienas dalykas, pavyzdžiui, sausas mulčias, būtų gerai, kad jį pridengt. Pavyzdžiui, eglišakė, atbula gražiai. Kodėl? Kad jis nesušlaptų labai. Nesušlapęs mulčias prilimpa prie, pavyzdžiui, rožėm. Įsivaizduokit rožėm. Prilipo prie kamieno šlapia durpė. Stovi šlapia durpė ir naktį -8. Ir suplėšiai. Ir ateini, rožė sutrūkė. Tas pats ir medeliam, tas pats ir šilauogėm. Būtų gerai, kad kokia nors atbulo šaka. Kodėl atbulo eglė šaka? Nes jeigu šitaip uždengsi, paprastai, tai ateina pelės. O jeigu atbulą uždengsi, nosį dūrė. Jos neina per tas spyglis, dūrė nosį. Neina. Ačiū, mėlėjai. Oboliukai jūsų. Prašau, vaišinkitės.